Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui, valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Kaip nuobodu. Nėra pinigų, nėra ir draugų. Nėra maisto šaldytuve, na bet ir nėra dantų. Tai kam tas maistas? Vaikai išvažiavo, anūkų visai dar nemačiau. Kam aš toks senis reikalingas? Nesąmonė. Ko tu stumdaisi pamaivą? Pati stumdaisi papūga, įsidažiusi kaip kokia klounė šviesoforas, niekam tu čia neįdomi. Ir iš viso, tu man nusibodai, varausi iš čia, čia už šiukšlę tu. Na va, vėl susipykom, stengiuosi pritapti ir visada tas pats. Rankinukai, makijažas, nieks nepadeda, visada viena. Labas, ko čia atvažiavai? Nu jo rimtai, ko tu čia atvažiavai? Labukas, ko tokia liūdni? Juk kalėdas jau, nepykit ant manęs, dabar stebuklų metas. Nu ja, čia su tavimi tokie ir stebuklai, iš mūsų pinigus dareisi. Kasparai, mes galvojame, kad visi praturtėsime, o dabar sėdime čia tarp žiurkių. Būčiau dabar su šeima namuose ir būtų viskas gerai. Na, galvojam, kad viskas čia gerai, bet jeigu ant manęs pykstate, tai tada dovanų neduosiu. Norėjau dabar jums duoti kiekvienam po 100, bet nieko tokio, pasiliksiu savo, man daugiau bus, viso. Dink tu greičiau iš čia su savo babkėm. O, sveiki viršininke, kuo galiu jums padėti? Greičiau kavą daryk čia neplepėjus. Ko jūs toks piktas? Štai jūsų kava. Fu, kokia šalta. Kas tau yra, ar tu kavos daryti nemoki? Nešk greičiau šitą nesąmonę. Kodėl dokumentai nesutvarkyti? Ką aš jums sakiau, dirbkite normaliai, nenusimuilinkite. Kasparai, labai jūsų atsiprašau. Eik dirb čia neplepėjus. Nematai, kad darbo daug turiu. Kas jam yra? Viskas netinka. Išrankuolis kažkoks pasidarė. Dar kartą išgirsiu,
kad apkalbinėjate mane, sumažinsiu atlyginimus arba lėksite iš darbo. Viskas aišku. Taip, aišku, viršininkė. Tai marš prie darbo. Seniai, kelkis gito. Oi, kaip sunku. Galvas skauda, noriu valgys. Žiūrėk, sumaištynį radau. Fui, kaip smirda, nebenoriu. Nu kaip nori, lendam į šiukšlės, gal dar ką rasim. Bro, žiūrėk, vėl baliavosim. O, ai nebereik to maisto. Jiems tenai esant prisiartino metas gimdyti. Ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiuose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos nutveskė viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: Nebijokite, štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Ir štai jums ženklas. Rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiuose. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą giedodama: Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėje jo žmonėms. Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėje jo žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: Bėkime į Betliejų, pažiūrėti, kas ten nutiko. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiuose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį, o visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Šiandien kalėdos. Įdomu, kaip mano vaikai gyvena. Anūkėliai, jūs atvažiavot pas mane. O gal man nereikia tų rankinukų, karolių, perukų, gal galiu būti savimi? Labas, draugė, gal susitaikom? Atsiprašau. Bet šiandien jų kalėdas, reikia susitaikyti su savo draugais ir sekretorės gal namo paleist. Eikit jūs gal namo, jau pavargot, šiandien kalėdas, stebuklų metas.
kaip mano draugai, jiegi kalėjime. Labas, galiu užeiti. Žinau, kad pykstat, bet nenoriu, kad tai baigtųsi metų pabaiga. Mes labai nusivylę. Dingai be žinios, kai mums tavęs reikėjo. Žinau, atsiprašau, Stasy, Jonai, tikrai susimoviau, bet jūs man labai svarbus. Aš nenoriu ginčų. Galėjai bent bėgesnių su nepalikti. Taip ir reikėjo. Atleiskit. Noriu, kad šiandien vėl būtume draugai. Na, jei tikrai supratai savo klaidą, tada susitaikom. Ačiū Jums. Pažadu daugiau taip nebepradingti. Jūsų kaltę išpirkau. Jūs paleidžia, taigi galim švęsti. Oho, čia tai bent. Šaunu! Švęskim kalėdas kartu, kaip visada. Taip, jūs mano geriausi draugai. Čia man maistas, čia man drabužiai, aš normalus žmogus. Ei, broliuk, ateik. Man galvos nebeskauda. Pažiūrėk, kas ten šviečia.